Labą dieną visiems. Papasakosiu dabar vieną tokį dalyką, vieną suvokimą, kurį rekomenduoju panaudoti ir savo gyvenime. Tai yra istorijos užrašymą apie kažkokią temą, kuri jums yra svarbi gyvenime. Pavyzdžiui, tai gali būti santykiai, gyvenamoji vieta, darbas, bet kokia kita sritis. Ir ta istorija yra toks kaip rašinėlis, kur jūs atsisėdat ir parašot, kaip jūs norit, kad būtų. Ten gali A4 lapas, pavyzdžiui, būti. Ir ta istorija yra toks išsigryninimas jums, kaip jūs ilgalaikę perspektyvą norit, kad atrodytų tas sritis. Ir tada mes galime mintimis sugrįžti, kad ir kasdien atsivertus ir paskaičius, kas yra užrašyta. Ir tada protas, jisai vis grįžta prie to, kaip jūs norit, kad būtų. Nes kiekvieną dieną mes esame įtakojami kitų žmonių be jokios abejonės, dėl to, kad dalyvaujam įvairiuose pokalbiuose, įvairiuose temose, prisijungiam, kažkaip sudalyvaujam. Ir visa tai mūsų tą istoriją kasdien keičia. Ir praėjus netgi kelioms dienoms po išsigrynimo, savaitį, mėnesį, jin gali visai kitokia būti. Tai reiškia, kad mes pradedam gyventi ne pagal savo norus, o tiesiog įtakojami kitų. Ir tada nebėra to tokio sąmoningo išsigrynimo, sąmoningo ėjimo savo kryptimi. Tai ta istorija yra toks dalykas, kuris leidžia pastoviai sugrįžti prie to, kas man yra svarbu, prie to, ką aš išsigryninau, prie to, kaip aš noriu, kad būtų. Tai nereiškia, kad aš ten kažkokią įtampą ant to laikau, bet tai reiškia, kad aš savo primenu. Ir vienas dalykas primenu, kitas dalykas esu išsigryninęs. Ir labai gerai išsigryninti tada, kai jaučiamės gerai, jaučiamės pakylėti, jaučiamės laimingi, jaučiamės laisvi kažkokiu kelionių metu, bet kuriuo metu, kai jaučiam šitos dalykus savo viduj, kai mes galim drąsiai užrašyti tai, kas mums yra priimtina, tai, ko mes norim, tai, ką jaučiam, kad galim pasiekti, kad galim turėti ir taip toliau. Ir tiesiog galim to laikytis. Ir tada protas žino, kuria kryptim gyvenime eiti. Čia ir yra esmė. Nes kitu atveju, jeigu nieko neturim išsigryninę, gali kasdien keistis į vieną, į kitą, į trečią pusę ir taip. Ir mes deginam savo energiją, deginam savo laiką. O šitaip mes tiesiog galim staupyti laiką ir energiją. Tai va, iki.